Labas, Lina. Ačiū, kad sutikai Labas. palikti atsiliepimą apie mūsų darbą kartu grupinėje programoje, kuri prasidėjo 24 metų rugsėjį su kitomis puikiomis moterimis ir programą mes baigėme sausio mėnesį. Taigi noriu paklausti tavęs visų pirma, paprašyti prisistatyti, kas esi ir kuom užsiemi. Aš esu Varduna, esu finansų partnerė, turinti buterijos apskaitimą. Daug metų buvau kaip samdoma buhalterė, o prieš 2,5 metų įkūriau savo bendrovę ir pradėjau žiūrėti mm, rimčiau ir visas savo žinias perteikiau, sudėjau į tą išmokau per eilę metų. Tai va, aš esu finansų partnerė, padedu įmonių vadovams teisingai suskaičiuoti ir sukėti mokesčius, pritaikau jiems palankes apskaitos programas. Puiku. Ir kuriame Lietuvos mieste dalyje tą darai? Aš esu gyvenanti Šilutės rajone, naudojusi internetu ir pritaikiau visas žinias ir naudojusi įvairiomis programomis, kurios padeda taupyti laiką man, įmonių vadovams, tiesiog visi informacijos srautai yra padomi internetu. Tai va, tai nesvarbu, kur tu esi, svarbu, kelintam aukšte gyveni, tu gali daryti savo ofis. Supratau, taip, taip, žinoma, šiuo metu ir su šita veikla tikrai yra nesvarbi vieta, kadangi daug dalykų vyksta internetu. Lina, gerai, tai tada iš karto einu prie reikalo. Kas paskatino, kodėl ryžaisi leistis į 4 mėnesių programą su manimi? Programa, tarp kitko, vadinasi Subalansuotas verslas. Programa yra skirta moteriams pagerinti savo veiklos kokybę. Daugiau ten yra šaukinių apie programą. Taigi, kas paskatino tave ryžtis investuoti savo laiką ir savo pinigus? Taip, iš tikrųjų, pirmi mėnesiai, kai tapau įmonės savininkė, direktorė, pradėjo atsirasti baimių ir abejonių, ar aš sugebėsiu susitvarkyti savo abejonėmis srautais, ar man užteks pinigų sumokėti mokesčius, atlikti visus įpareigojimus. Dažnai būdavo didelė baimė to, kad negebėjai vertinti savo darbo įkainio, nemokėjau atčiuoti savo atliktų paslaugų įkainio. Nemokėjau būti ta asmenybė, kurią norėdavo matyti klientai. Visą laiką slėpdavau už, kitaip sakant, slėpdavau dėl to, kad bijodavau parodyti save, kad aš sugebu, kad aš galiu. Ne taip, kaip aš pati, bet ką aš dar galiu duoti tam klientui, kuris nori mano paslaugų. Tai va todėl aš pradėjau ieškoti tokios pagalbos, kur man padėtų to atsisakyti, kad aš įgaučiau pasitikėjimo, kad galėjau nustatyti savo įkainius, kad galėčiau didinti savo finansus, kurie leistų man saugiai ir laisvai disponuoti savo laiku, savo norais. Žodžiu, buvau tokioje situacijoje, kad svyravau, ar aš noriu būti verslininkė, ar aš turėsiu grįžti į tą samdomos darbuotojos poziciją. Ir aš drąsiai ryžausi tam pusmečio mokymui ir gavau tokį puikų rezultatą, kuris
net mane pačią labai stipriai nustebino ir su tokiu pozityvumu, su tokiu entuzijazmu aš einu toliau tais, tais pažingsneliais, tą metodiką. Nu, aš tikrai esu labai dėkinga ir Linai, ir savo pačiai, kad aš ryžausi, kad patikėjau. Mhm. Labai ačiū. Ačiū labai, Lina. Labai, labai malonu tą išgirsti, nes nespėjau užduoti klausimo, o kaip pavyko įgyvendinti ir puikiai atsimenu tavo visą kelionę nuo pat pradžių ir atsimenu tuos abejonės, kaip ir sakau, dažniausiai mūsų veiklose kiša koja mums nepasitikėjimas. Ir nesvarbu, kokiam gyvenimo etape mes esame, dažniausiai nepasitikėjimas išnyra ir įvairios baimės. Ir tai mumis iš tiesų stabdo. Ir va tas palaikymas ir darbas kartu, jisai padeda atstatyti pasitikėjimą, pramėtyti baimės ir iš to, aišku, pas mus ateina visai kitokie sprendimai, apsisprendimai ir tas tvirtesnis požiūris į tai, ką aš darau. Nes galų gale, kaip ir sakei, šitiek metų turėjai patirties, atidarei savo veiklą, pradėjai savo veiklą, tai aišku, tu turi žinių bagažą, aišku, tu turi visas reikalingas žinias. Tik tai va, tas trūkstamas ingredientas turbūt yra, kad va, tikrai kad pasitikėti pačia savim ir atstovėti save, nes vėlgi esant darbuotojų įmonė yra visai kas yra viena, bet atstatyti su klientais, tiksliau neatstatyti, bet atlaikyti komunikaciją su klientais, kad jie nesusimažinti savęs, kad išlaikyti ir tą orumą, ir kainas, ir griežtumą, ir kartu būti kaip draugiškai klientų atžvilgiu, ar ne? Tai taip, puikiai atsimenu ir plus tavo veikla yra labai man artima veikla, nes aš esu buvusi buhalterė, sakysim taip, tai puikiai jaučiau ir mačiau, per ką tu eini. Tai dabar jeigu galėtum įvardinti vat, tuos apčiuopiamus rezultatus, nes aš žinau, mes su tavim irgi ilgai gvildenam ir tau, kiek pamenu, nelabai norėjosi nesusmulkinti, bet kaip atrasti tą savo nišą, apsispręsti dirbti ne su visais absoliučiai verslais, bet sumažinti. Tai tą, į ką tu akcentuosi, į ką tu kreipsi savo dėmesį ir su kokiais verslais nori dirbti. Va čia buvo labai didelis dalykas, nes mes, kai pradedam veiklą, dažniausiai mes norim aptarnauti visus ir galvom, kad jeigu mes teiksim savo paslaugas visiems, tai mes turim didesnės tikimybės, kad pas mus ateis klientų. Ir aš atsimenu, buvo sunku šitas momentas tau, kad suvokti, kad aš ne visiems dirbsiu, aš ne visiems esu prieinama, aš noriu pasirinkti, su kokiais verslais aš dirbsiu. Tai vat, ką gali pasakyti apie tai ir tiesiog vat, taip, dabar kaip žiūrint, ką apčiuopiamo išsineši, vat, kokius sprendimus priėmei dirbant kartu? Taip, iš tikrųjų, tai buvo tas sudėtis toksai etapas, kai tu turi išmokti sakyti ne. Nu, va, tai niekada nemokėjau ar net negalėdavau pasakyti ne, nes suvokdavau, kad tai yra tavo potencialus klientas, kuris tau atneša pinigus. Bet kai pradėjom vat, analizuoti, kodėl turiu pasakyti ne ir kodėl aš turiu išsirinkti tik tai vat, tokią siaurašą, ir kaip tik atėjo akivaizdus vat, to įvertinimas, kai atėjo klientas ir supratau, kad aš uždarau laiko, nes tai buvo ne mano srities ir reikėjo skirti daug daugiau laiko, surti jam visą sistemą. Ir aš supratau, vat, kur yra šitas teisingas tavo kryptis pasirinkimas, būtent kryptį ir tai vat ir dar vat iš to ėjimo būdą išmokai sakyti ne. Aš negaliu tau skirti laiko dėl to, kad ne tai, kad tu man nenaudingas, bet dėl to, kad aš dirbu šiek tiek kitokia linkme. Tai va, ir Taip, aš esu būtent savo srities specialistė. taip. Tai va taip, iš tikrųjų va, buvo tikrai sunkus momentas ir
svarbiausia turėjau patikėti pati, kad aš esu tik tai tos ryties specialistė, va šitoj vietoj. Taip, taip, ir čia yra labai, labai svarbus momentas, nes mes visi, kai pradedam veiklą, iš tiesų mes norime teikti paslaugas visiems, teikti produktus visiems, nes galvom, kad iš to mums ateis daugiau klientų, bet iš tiesų mes turime įsigilinti, kas mums patinka, kur mes esam tikriausiai ekspertai, kas mums įdomu ir tą tiesiog dauginti, nes klientų iš tiesų tai yra visur ir visokių, tiesiog mes galim juos atsirinkinėti ir turbūt va čia ir yra tas momentas, kur sunkiausia jį yra ir man pačiai kažkada buvo sunkiausia tai priimti, kad aš turiu atsirinkti klientą. Atrodė labai labai keista, bet tai yra taip teisinga ir tai atneša nuostabius rezultatus. Tai smagu ir džiugu, kad tau tai pavyko padaryti. Žinai, Lina, dabar dar noriu paklausti, visus šitus dalykus ir ką paminėjai mums susitikus, kad daug geriau jautiesi, kad jautiesi, kaip tu vieną kartą pasakai grupiai, kad jautiesi tikra verslininkė ar tikra ta veiklioji moteris ar ne. Po poros mėnesių labai, nes iš tavęs labai ėjo gražus atsiliepimai ir gražus tas toksai progresas vyko labai apčiuopiamas ir pastebimas. Ar tu galėtum pasakyti, pavyzdžiui, ar būtum galėjus tai padaryti viena per tuos 5-6 mėnesius? Ar galėjai iki čia ateiti viena? Vat ir kyla iš karto didelė abejonė dėl to, kad tai yra ilgas laikas knygų skaitimui arba žiūrėjimas kažkokių tai seminarų. Tai būtų, aš galbūt būčiau tai pasiekusi per daug ilgesnį laiką, ieškodama, kas man galėtų tai vieną pasakyti, tai kitą detalę. O šičia, vat, pas Liną aš gavau labai didelę kaip čia, žinių ir sukauptos patirties bagažą, nu, net taip greitai parinkti tinkamą žodį. Gavau labai daug per trumpą laiką. Iš tikrųjų, nežiūrint į tai, kad mūsų verslai tie patys, bet esmė yra kitame, kad patirtis ir tas žinių atskleidimas, kad aš galiu duoti ir pasakyti, kad tau tai bus naudinga, kad ir ne visiškai su verslu susiję, tiesiog ir geras pokalbis, ir pozityvus nuteikimas iš tikrųjų irgi labai duoda didelę naudą tavo augimui, tavo požiūriui į tave patį, į klientą, į tavo aplinką. Tai vat, per trumpą laiką aš gavau labai daug, neįkodama daug informacijos kitur. Čia buvo, čia yra viskas viename. Viskas viename, taip. Ačiū tau labai, kad tai paminėjai, nes aš dažnai, vat, ir savo, kur rašau postus ar video ir sakau, kad žinių yra labai daug, žinių yra pilnas internetas, bet kaip pačiam tai įdėkti tas žinias, arba net patikėti, kad tai yra teisinga, arba prisiversti daryti kaip kuriuos dalykus, nes iš tiesų mes išeiname iš savo komforto zonos. Lina, tikriausiai nekartą teko išlipti iš savo komforto zonos programos metu, ar ne, kur tikriausiai buvo visokiausių momentų, bet ta pagalba ir tas palaikymas, kad kaip aš sakau, ta tokia sudarytos šiltnamio sąlygos tam žiedeliui, kuris dar tik tai skleidžiasi, ar ne, kad jisai išsilaikytų ir tas, kaip tu sakai, ir pozityvumas, ar kaip tu jį pavadintum, ar ne, tai yra tas palaikymas tam žiedeliui skleistis, nes vien žinių irgi negana, žinių iš tiesų yra pilna, ar ne? Tai labai džiaugiuosi, kad tai paminėjai ir iš tiesų, vat, kas yra dirbę su manim, tai žino, kad darbas su manim yra ganėtinai gilus, nes aš nemanau, kad tiesiog paviršiaus pakrapštimas padeda pasiekti ilgalaikius rezultatus. Ilgalaikiam rezultatam pasiekti mums reikia biški nusileisti giliau, pasižiūrėti, kas mumis stabdė, kodėl mes
šiai dienai nesame ten, kur norėtume būti. Ir dažniausiai tai yra nežinių trūkumas. Žinių trūkumas taip, bet yra gilesnių dalykų. Ir va tada tokioje moterų bendrystėje, tokiame palaikyme, kur visoms vyksta įvairūs dalykai, ar ne, vyksta tas mūsų brendimas, taip sakysim, ar ne? Lina, noriu paklausti tavęs dabar, jeigu vat, moteris žiūri, kuri galvoja prisijungti į programą ar ne, kuri svarsto ar dirbti su manim, ką tu tai moteriai pasakytum, vat, jeigu jinai irgi yra savo veikloje, yra nepasitikėjimo, tokio nežinojimo, neiškumo, negeneruoja finansų, kiek norėtų, ką tu patartum tokiai moteriai? A, Patarčiau, pirmiausia, paklausčiau, ko iš tikrųjų nori. Ir nuo jos norų, kaip čia, kur jinai norėtų būti rytoj, šiandien, ką jinai norėtų daryti metų ar dar daugiau. Tai va, čia pagrindinis atsakymas, ko jai iš tikrųjų reikia. Ir, ir ar per laiko netėjo klausimas, kodėl jinai yra būtent dabar tokioj pozicijoje ir tokioj būklėje, kyla abejonės, kyla mintis kažkur pabėgti, pasikavoti, neišdrįsti. Tai visa tai verčia į tai, kad tau kažkas yra negerai, kad tau kažko trūksta, kad tu pati savim nebepasitikė, kad klausimų yra daugiau negu tu žinai pati atsakymus. Tai va šičia, nu, sudėtingas, aišku, toks momentas yra, bet tai va, kai jinai galėtų atsakyti į visus tos klausimus ir net nekiltų tokių abejonių ar minčių, gal jinai ir neieškotų iš tikrųjų tokių dalykų. Tai va, tai nežinau, ar pavyko atsakyti, bet taip mintis išlėtė, kad net sunku suvesti vieną krūvą. Klausimas buvo, kaip tokiai moteriai, ar patartum jungtis į programą, ar ta prasme, kurie abejoja. Taip, tai žinoma, taip, jeigu tau kyla nors vienų klausimų, tai žinoma, taip. Aš pati noriu jungtis, ko gero, antrą kartą. Na, tai greičiausiai programa ir bus vieną kartą daroma į metus, tai visuomet turėsi tą galimybę. Ir Lina, jeigu dabar tavęs kas nors paklaustų, vat, apibūdink Liną, apibūdink mane, mes abi dvi Linos, vat, Lina kaip coacherė, kaip mentorė, kaip vat, šitos programos įkūrėja ir vedėja, vat, kaip tu ją apibūdintum? Savo veiklos gebanti pajausti kiekvieno būseną, padėtį, kur turinti didelę patirtį, sukauptas žinias ir puikiai gali pritaikyti tau norinčiai išsiskleisti, norinčiai atrasti save, norinčiai pagilinti, perduoti. Nu, žodžiu, vat, yra labai daug gerų sukauptų dalykų, ką turi vat, Lina. Ir tikrai rekomenduoju paklausyti nors vieną seminarą, o paskui priimti sprendimą, mokytis, bendrauti. Iš tikrųjų, tai, ką aš padariau rugsėjo mėnesį, tai buvo pats geriausias mano sprendimas savo naujos ateities, naujos vizijos virsmui. Taip, gera labai
Lina, girdėti ir tikrai jautėsi pas tave visas palengvėjimas, lengvumas ir va dabar, va, kaip susitikom, kaip paminėjai, kad visai kitaip jautiesi, visai kitoks požiūris, ar ne, yra ir į veiklą, ir į klientus, ir į savo darbą, ir į tas dienas, kai būna visko per daug. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi ir aš tikiuosi mes dar susitiksim ir ateityje, nes kaip ir pati supratai, toks prisijungimas prie grupių yra tikrai labai didelė parama, mums vidinė parama, e, kelt savo pasitikėjimą ir įgauti tą tvirtumą veikloje, ar ne, veiklių moterų pasaulyje. Tai esu labai dėkinga tau už šį atsiliepimą ir, ir tikiuosi, kad mes dar susitiksime. Iki. Taip, aš tikiu taip. Iš tikrųjų, dar noriu pasakyti vieną sakinį. Prieš gerus metus aš taip nebūčiau drąsiai galėjusi išreikšti savo nuomonės, atsakinėti kažkokius klausimus, dėl to, kad aš buvau ta pusė, kuri visą laiką slėpdavo už ekrano, kuri galėjo drąsiai į save žiūrėti dėl to, kad kažko tai abejojo, bijojo. Tai vat Linos dėka aš esu tvirta gauti asmenybę, išreikšti savo mintis, apginti savo nuomonę. Bet šičia irgi Linos darbo rezultatas. Mhm. Labai labai gera, Lina, girdėti ir aš tikrai tikrai labai džiaugiuosi ir tai ir yra mano intencija, tai ir yra mano intencija, nes kai pas mus atsiranda šitas, net neatsiranda, atstatome tą savo pasitikėjimą, atstovėti save ir priimti save ir pateikti save kitiem tokia, kokia aš esu, tai iš tiesų keičia viską. Tai keičia absoliučiai viską, ne tik veiklą. Taip. Labai labai tau ačiū ir iki kito karto. Iki kito karto.